Mūsų buvo 9 prie to paties stalo, 7 vaikai, mama ir tėtis šalia. 5 broliai mudu, 2 seserys. Ir mūsų namuose visada skambėjo juokas. Maža virtuvė, didelės svajonės, vienas kitą saugojom nuo pirmų dienų. Atrodė, kad tai bus per amžius, jog niekas mūsų šeimos neišskirs. Nespėdavo pakviesti visų vardais, tėtis tik nusišypsodavo ir skaičiuodavo iš naujo. 9 lėkštės, 9 širdys, ir duonos visada užtekdavo visiems. Šiandien užtenka užmerkti akis, kad vėl girdėčiau jūsų balsus, nes tikra šeima niekada neišnyksta, ji gyvena širdyje. Aš neprašau sugrąžinti praeities, tik noriu, kad ji niekada nebūtų pamiršta. Mes buvom 9 ir tai buvo laimė, didžiausia dovana, kokią gavom gyvenime. Dabar 4 ilsisi dangaus šviesoje, bet mūsų meilė jų niekada nepaleis. Mes saugom kiekvieną vardą, kiekvieną prisiminimą, kiekvieną dainą, kol plaks mūsų širdys, jūs visada būsit kartu. Virginijus, paskui tėtis, tada mama, o po jos ir brolis Darius. Skausmas niekada visiškai neišeina, tik išmoksti su juo gyventi. Ir kiekvieną kartą ištarusi jūsų vardus, jaučiu, kad esat šalia. Dar susirenkam, nors namai jau kiti. Vis dar prisimenam vaikystės kiemą. Kas nors pradeda seną istoriją ir visi nusišypsom pro ašaras, nes šeima nesibaigia tada,
kai kažkas išeina į gyven prisiminimuose, kol mes vieni kitus mylim. Aš neprašau sugrąžinti praeities, tik noriu,